Šiandien pasikalbėsime apie raumenų tempimą prieš ir po fizinio krūvio. Ir apie viską išsamei papasakos Lietuvos kūno kultūros akademijos lektorė Simona Pajaujienė. Taigi, kodėl reikalingas raumenų tempimas? Tempimas didina judesių laisvę, amplitudę, mažina raumenų sustingimą, spazmus, gerina laikyseną. Tuo pačiu mažina mūsų nugaros skausmų riziką, mažina traumų riziką, be tempimo neįsivaizduojama jokia mankšta. Dėl neaktyvaus gyvenimo būdo ir sėdimo darbo mūsų raumenys trumpėja. Labiausiai trumpėja mūsų kirkšnies sritis, šlaunų lenkėjai, pakinklio sausgyslė, apatinė šlaunies dalis. Juos reikia tempti, kitaip pasikeičia mūsų dubens padėtis ir mes turime nugaros skausmus. Kita problema, turime pečių sąnarys, jis yra per daug sustingęs ir krūtinės raumenys dėl to, kad mes laikome rankas priekyje, kišenėse, tą irgi būtina ištempti. Kuo skiriasi tempimo pratimai prieš ir po mankštos? Prieš mankštą tempimo pratimai yra dinaminiai, jie energizuoja kūną, gerina kraujotaką. Po mankštos tempimo pratimai yra labiau relaksuojantis, labiau su užlaikymu statiniai, tam, kad atstatyti raumenį jo pirmykštę būseną, kad išvalyti nuo susikaupusių oksidacinių medžiagų. Taisyklingas tempimas turėtų būti ramus, tolygus, be varžymosi elementų yra taisyklė tempk, bet nepertempk. Tempimo metu reikėtų neužlaikyti kvėpavimo, ramiai kvėpuoti, atsipalaiduoti, neturi būti jaučiamas skausmas. Jeigu raumuo pradeda drebėti, sumažinam tempimą šiek tiek. Rekomenduojame išlaikyti tempimo padėtį 15-30 sekundžių ir atlikti tą pratimą keletą kartų. O kaip taisyklingai daryti tempimo pratimus, pamatysite kitoje būtina žinoti laidoje. Iki.